Half-Life žaidimų serijos pirmą kartą išvydo dienos šviesą 1998 m. lapkričio 8 d. Yra sukurti du pagrindiniai žaidimai – Half-Life 1 ir Half-Life 2. Be to yra 3 pirmosios dalies tęsiniai – Opposing Force, Blue Shift ir Decay. Antroji dalis turi 2 tęsinius – Episode 1 ir Episode 2. Nepaslaptis, kad Half-Life ir Portal žaidimų serijos vyksta toje pačioje visatoje, be to pirmieji žaidimai vyksta beveik tuo pačiu metu. Šioje visatoje egzistuoja 2 pagrindinės superkompanijos, tai yra Aperture Science, kuri dominuoja Portal žaidimų serijose, ir Black Mesa, pagrindinė Half-Life žaidimo kompanija, kurioje dirba pagrindinis serijos veikėjas Gordon Freeman. Peržvelkime įrodymus. Visų pirma, Black Mesa yra minima antrajame Portal žaidime, kuomet tyrinėjate apleistas Aperture Science patalpas. Nuolatos girdite balso įrašus, kuriuose kalba Cave Johnson, ir jis išreiškia savo jausmus Black Mesai, pavadindamas ją vagių kompanija. Greetings, friend. I'm Cave Johnson, CEO of Aperture Science. You might know us as a vital participant in the 1968 Senate hearings on missing astronauts. And you've most likely used one of the many products we invented, but that other people have somehow managed to steal from us. Black Mesa can eat my bankrupt... Sir, the testing? Right. Half-Life 2 Episode 2 žaidime yra taip pat minima Aperture Science, kuomet yra atrandamas dingęs laivas Borealis, apie kurį kalbėsime vėliau. There's something else here. It's the Borealis. Good God. Incredible. What? The Borealis? It's real? Oh yes, quite real, despite its almost legendary stature. Our peers at Aperture Science were at work on a project of some promise, but in their rush... Antrajame Portal žaidime galite rasti paslėptas patalpas, kuriuose buvo Borealis laivas. Tai įrodo paliktas gelbėjimosi ratas. Iš pradžių žaidimo pavadinimas turėjo būti Quiver, kuris buvo užuomina į Arrowhead karinę bazę minimą Stephen King's novelėje The Mist. Tačiau žaidimo kūrėjai atrado graikų simbolį lambda, kuris reiškia radioaktyvų judulėjimą ir yra susijęs su žaidimo tematika. Half-Life kūrėjai pasiėmė ne vieną idėją iš H.G. Wells knygos The War of the Worlds, įskaitant ir svarbius šių žaidimų veikėjus Vortigonautus, kurie atrodo beveik identiški Mortax ateiviams. The G-Man yra paslaptingas Half-Life serijų veikėjas dar vadinamas grėsmingu tarpdimensiniu biurokratu. Jo modelis buvo sukurtas naudojant Frank Sheldon atvaizdą. Galima sakyti, kad G-Man yra paslaptingiausias serijos veikėjas, kadangi jis turi žmogaus išvaizdą, tačiau gali keliauti tarp dimensijų, iškreipti žmogaus erdvės suvokimą ir įvairiais kitais būdais apsireikšti, kur panorėjęs. Dr. Freeman. I realize this moment may not be the most convenient for a heart-to-heart, but I had to wait until your friends were otherwise occupied. There was a time they cared nothing for Miss Vance, when their only experience of humanity was a crowbar coming at them down a steel corridor. When I plucked her from Black Mesa,
I acted in the face. Nors jo motyvai ar kitokios informacijos yra žinoma nedaug, jis dažnai tampa Half-Life žaidimų skiriamųjų ženklų. Kaip jau minėjome, Half-Life 2 Episode 2 žaidimo pabaigoje yra atrandamas legendinis laivas Borealis. Ellie Vance, bijodamas, kad Borealis nepakliūtų į blogas rankas, paprašo Gordon Freeman laivą sunaikinti. Atklydę keli Combine Advisors nužudo Ellie Vance ir tuomet tuštuma. Gerbėjų bendruomenė spėja, kad tęsinyje leisimės į kelionę, kurios tikslas bus Borealis ir mūsų užduotis bus laivą sunaikinti. Tačiau jokių patvirtintų žinių neturime. Valve 2006 metais pranešė, kad trečiasis epizodas bus išleistas po 7-8 mėnesių. Tačiau jo neturime ir šiandien. 2008 metais buvo paskelbta labai daug concept art iš trečiojo epizodo. Per visus metus kartas nuo karto gauname užuominų apie Half-Life 3 kūrimą. Tačiau tvirto taip nėra. Atsakymo dar niekas neturi. Gali būti, kad iš viso neišvysime Half-Life tęsinio. Tačiau nenustokime tikėti.